Na ką, keliaujame su manimi darbo dieną. Dieną pradėjau nuo šuns vedžiojimo, šį ritualą visą laiką rytais atlieka vyras, bet šiandien atiteko garbė man išvesti. Toliau sekė pusryčiai ir pasiruošimas, kadangi visus daiktus buvau susidėjusi iš vakaro, kas labai patogu, tai jau 6 ryto buvau sėdus į mašiną ir buvau pakeliui į Kauną. Tuomet stabtelėjau kavos, šiaip kavos negeriu, bet tą dieną buvo apniukęs oras ir tiesiog akis klijavosi pakeliui į Kauną. Pirmoje Kauno lokacijoje jam žinau interjerą, kurta dizainerės ir tikrai labai patiko būtent toksai pobūdis darbo, nes teko paieškoti įdomesnių rakursų. Antroji lokacija buvo plytelių salonas, kuriame su interjero dizainerė irgi turėjome keletą video idėjų. Toliau su visa manta keliavau iš Kauno į Vilnių. Vilniuje jam žinau blakstienų priauginimo meistrės mokymus ir džiaugiausi išlindusią saulutę, kuri pasitiko mane jau Vilniuje po pietų. Šitas vaizdelis tikrai neslėpsiu, pas mane pasitaiko dažnai, bet atraukiu